dėmesio. Tačiau, žiūrėkit, šešėlinio laivyno tanklaiviai plaukia išjungę atsakomuosius ryšio kanalus. Kitaip sakant, jie plaukia kaip tamsoje, kaip tie rusų kariniai laivai, kurie dažnai provokuodami ir įskrisdami į, tarkime, Baltijos jūros regiono erdvę išjungia atsakomuosius signalus ir tu juos gali matyti, bet jų nėra beveik radaruose. Mato radarai, bet nėra jokios komunikacijos su komanda ir panašiai. Tai kelia pavojų. Todėl viską privalome daryti vienu metu ir svarbiausia, tikrai nenuvertinkime savo galimybių ir panašiai. Yra techninio apribojimų, sutinku, tame tarpe kovoje su dronais įskrendančiais į Lietuvos oro erdvę, bet mes tikrai kartu galime padaryti ir būtent veikimas kartu yra pagrindinė taisyklė šiuo klausimu. Europarlamentaras Petras Auštrevičius. Diskutavome apie Rusijos šešėlinį laivyną ir priemonės, kokių reikėtų imtis. Volodimiras Zelenskis siūlė Baltijos jūrą uždaryti visiškai Rusijos laivams. 79% jūsų tam pritartų, 13% nepritartų. Kaunietis, labą rytą, Reniau. Labas rytas, ačiū už galimybę. Aš labai pesimistiškai nusteikęs, kaip nebūtų gaila pripažinti, tiek Europą, tiek mes beviltiškai bijom rusų ir mes nieko nepadarysim. Dabar Lenkas pasakė, numušim, jeigu ten kas įskris, su kuo jie numuš. Turi 3 lėktuvus, su visa pagarba. Vienu žodžiu, aš skeptiškai nusiteikęs ir mes tiesiog beviltiškai padėties. Tik tai bijom kalbėti, vyriausybė nepasiruošus, visuomenė visiškai nepasiruošus. Kaip nors praeis galvoje, nepraeis šį kartą. Dar 2 klausytojai ir apibendrinsim šią diskusiją. Antanas iš Elektrėnų. Labą rytą, Antanai. Labą rytą. Aš norėčiau pasisakyti savo nuomonę ir apie laivyną. Nieka nebus iš tų kalbų ir iš politikų, jeigu nebus vienybės Europos Sąjungoje ir NATO valstybėse, nepakeis, pavyzdžiui, balsavimą veto teisės. Viena valstybė ar 2 vetuoja, niekam negali priimti jokio įstatymą, tai kur mus nuves toliau, kaip mes toliau gyvensime, mes sužlugs ir Europos Sąjunga sužlugs ir NATO, o to Rusija ir siekia mūsų sužlugdyti. Ar reikia pakeisti nuomonę, tokia mano nuomonė, kad būtų dauguma, pavyzdžiui, 1 ar 2 balsuoja prieš ar vetuoja, a yra dauguma, kaip teisme, plaktukų, viskas priimta. O taip turi būti. Čia šnekus tos, jisai plaukius Rusija, pakol mata, kad nėra vienybės Europos Sąjungoje. Taip, ačiū. Dėkui, supratom jūsų poziciją. Kitas, Antanas iš Ukmergės. Labą rytą. Labas rytas, ar galiu kalbėti jau? Taip, jūs eterį. Dabar matot, Lietuva nesustvarko net su oro balionais. Lietuva nesuranda, kur koks fanieras atskryda iš Baltarusijos. Kam čia reikia šnekėti apie Rusijos laivus, apie Rusijos naftą? Juk mes neturim jokios įtakos. Kągi Lietuva gali kam nuradinėti, būdama vabaliukas? Nu kam šitos kalbos? Jie atsibodagi šitas tuščias kalbas. Tai Ukraina atsims žemės, tai vėl kažkas bus. Čia yra nerealos kalbas. Tai ką, ko negali padaryti, kam čia virpinti orą? Taip, ačiū jums. Dėkui, supratom jūsų poziciją, ponia Auštrevičiau, ar galime mes kažką padaryti ir jau apibendrinant mūsų šitą pokalbį. Kadangi mes esame rimtų europinių tarptautinių organizacijų, tame tarpe politinių ir saugumo gynybos organizacijų nariai, ir mes veikiame iš vidaus kaip sudėtinė dalis ir todėl nuvertinti savo įtakų, galimybių tikrai nesiūlyčiau. Nereikia taip kalbėti apie Lietuvą. Tikrai darome gerų iniciatyvų, išsakome ir tik reikia toliau laikytis tokio kurso, kad vyriausybė galėtų veikti taip, kaip reikalauja laikas. Dabar keletas pastabų išsakytų. Iš tikrųjų, tarptautinė jūros teisė yra labai reikli laisvos laivybos užtikrinimo prasme. Ir čia yra daug apribojimų tikrai norint kažką kontroliuoti, ypač atviruose vandenyse ir panašiai. Aš apie tai minėjau.
jūrų teisės pakeitimai nėra lengvi, nėra greiti ir panašiai. Mums reikėtų galbūt galvoti apie tai, kaip ateityje geriau padaryti, bet kadangi